Sveiki. Pastarosiomis dienomis mokykloje daug sergančių mokinių. Deja, tarp jų yra ir užsikrėtusių koronavirusu. O kad sužinotumėme daugiau apie situaciją, kreipėmės į mūsų mokyklos medicinos darbuotoją. Mokykloje išties daug sergančių. Papasakok, kokią situaciją. Kadangi mokykloje yra daug vaikų, jie visi grįžo po vasaros atostogų ir su įvairiom infekcijom mokykloje, todėl padidėjo ir sergamumas. Į dieną 15-20 vaikų atsilanko kabinete, dalį išleidžia namo su aukšta temperatūra, su pilvo skausmais. Su pilvo skausmais pagrinde eina 1-4 klasių mokiniai, nes namuose maitinosi vienai, o čia mokykloje gauna kitokį meniu, kitoks maistas ir matomai organizmas, kol susiformuos gerai. Tai jiems skauda pilvukus, tai irgi paguli, pamasažuoju, o kuriam labai skauda, išleidžiu namo, nes o vakar tai buvo atvejis, kai netgi vienai mergaitė iškviečiau greitąją pagalbą, nes jai tikrai labai skaudėjo pilvuką. O vakar tai kraujoplūdis buvo berniukų irgi vienam, irgi greitąją iškviečiau, niekaip nesustabdžiau, išvežė. Kokie pagrindiniai simptomai koronaviruso? Koronavirusas vėl labai suaktyvėjo, atsirado atmaina Omikron, kuri be ypatingų simptomų, labai panašus peršalimo simptomai, tai deginimas gerklės, nosiaryklės, galvos skausmas, temperatūra iki 38 gali būti ir kartais būna skrandžio skausmai, atseit, čia vienu tarpu jie taip kalbėjo, kad gali būti, dabar jau lygtai nepasitvirtina tas, bet tas jau naujasis simptomas yra silpnumas. Vot ir šiandien atėjo berniukas, jam labai silpnas, labai miego nori. Pamatavo temperatūrą 37, išvaizda jo tokia kaip ir ne visiškai sveiko vaiko, padariau testą, tikrai koronavirusas. Tai taip, kad jų labai daug mokykloje dabar yra, po 6-7 vaikus, kai kuriuose klasėse serga. Kaip patartumėte apsisaugoti nuo COVID-19? Pirmiausia, tai reikia vengti kontaktų viešose vietose. Bet jau jeigu mes to negalim išvengti, tuomet reikia dėvėti kaukes, kurios apsaugo nuo oro lašeliniu būdu plintančios infekcijos. Toliau, jeigu pajautėt simptomus, kad blogai jaučiatės, kad temperatūros gali būti, tuomet reikia pasidaryti testą. Testų yra pirkti vaistinėse. O jeigu pajautėt, kad blogai, tuomet sėdit namuose, gulit lovoje, kviečiat gydytoją, bet neinat į mokyklą. Mūsų gimnazija dalyvauja dideliame projekte Tūkstantmečio mokykla. Visus metus įvairioms klasėms bus organizuojamos edukacijos, mokymai, o visą rugsėjį, kiekvieną penktadienį, 11 klasės nuo 2 iki 5 pamokos, o 10 klasės per 6 ir 7 pamokas aktų salėje mokysis kino meno. Mokykloje trūksta vadovėlių, taigi, kad mokytis būtų patogiau, mokytojai pataria pagal galimybę įsigyti platformą Eduka, o plačiau apie tai papasakos mūsų bibliotekininkė. Labas rytas! Labai daug klausimų apie mokymosi platformas Eduka ir Opik. Eduka tai mokama platforma, kur galima rasti visus vadovėlius, kuriuos leidžia leidykla edukacinio turinio sprendimai. Dauguma mūsų mokytojų dirba su šiais vadovėliais. Labai rekomenduoju įsigyti licenciją. Kaina 19 eurų metams. Šioje platformoje rasite visus vadovėlius, kurių mes neturime arba kurie dar neišleisti. Elektroninių formatų jie visi yra. Todėl aš jums rekomenduoju įsigyti licenciją ir naudotis vadovėliais. Kita sistema, Opik, ji nemokama. Ten yra vadovėliai leidyklos Baltų lankų Klet, taip pat visi vadovėliai leidyklos Briedis, tai geografija ir istorija. Tam, kad užsiregistruotis šioje sistemoje, jums reikia parašyti savo elektroninio pašto adresą, vardą ir pavardę. Galite sudaryti bendrą klasės sąrašą, galite ateiti pas mane į biblioteką ir tiesiogiai užsiregistruoti. Labai patogi platforma, kurią aš rekomenduoju. Tiek žinių, geros savaitės ir sveikatos. O dabar
Perduodame žodį mūsų filialui. Sveiki, pasaulinė savižudybių prevencijos diena minima kasmet visame pasaulyje rugsėjo 10 dieną, siekiant skatinti savižudybių prevencijos veiklą visame pasaulyje pagal šūkį įkvėpti viltį veiksmais. Mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo bėgimo renginyje Žingsniai gyvenimui, kad suteikti vilties tiems, kurie patiria sunkumų. Mokinių tarybos susirinkime vyko rinkimai prezidento parlamentui. Daugiausia balsų surinko 10 F klasės mokinė Veronika. Sveikiname. Čia mes susirinkome išrinkti mūsų mokyklos mokinių prezidentą. Vienbalsiai laimi Veronika. Per vasaros atostogas mūsų mokiniai dalyvavo Ukrainos centro 3-ojo gimtadienio šventėje, kuris vyko Kupiškyje. Džiaugiuosi jūs jau 3 kartą ir nuoširdžiai džiaugiuosi, kad šių metų renginio pavadinimas Vienybės galia – Lietuva ir Ukraina. Kalba apie optimizmą ir neišsenkančią mūsų visų stiprybę. Šiandien tiek. Geros jums likusios savaitės.